Birželio 1-ąją Tarptautinę vaikų gynimo dieną atidarytas naujas moderniai įrengtas Kauno klinikų vaikų ligų klinikos korpusas. Atidarymo proga labdaros ir paramos fondai Mamų unija, Rimanto Kaukėno paramos grupė bei elektroninių vaikų prekių parduotuvė Stephen Joseph taip pat prisidėjo prie atidarymo ir surengė smagią gerumo paukščių akcijos finalinę šventę vaikams. Akcija Gerumo paukštis skirta vėžiu sergantiems vaikams. Jos tikslas – ugdyti vaikų geranoriškumą ir mažinti socialinę atskirtį. Dar balandžio mėnesį Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų onkologiniame skyriuje pirmąjį didžiulį gerumo paukštį kartu su įvairaus amžiaus vaikais gamino akcijos savanoriai ir žinomi žmonės. Prisijungus švietimo įstaigoms bei Lietuvos bendruomenėms užsienyje, tūkstančiai paukščių su šiltais linkėjimais pasitiks vaikus naujose namuose. Daugiau negu pavyko. Viskas yra šaunu, viskas yra nuostabu ir be abejo tokios akcijos jos neturėtų būti vienkartinės, jos turėtų dažnai būti, nes, kaip matote, šiandien, manau, mūsų visiems ligoniukam vaistų nereiks. Šventę papuošė Gintarės Karaliūnaitės ir Barto akustinis koncertas, prie kurių prisijungė labai linksma klounų trupė iš Gruzijos Magic Show. Malonu netgi, tik kartais norisi, kad viskas būtų įvertinta realiai paprastai. Tas prisidėjimas ir mūsų viešų žmonių ir kitų savanorių žmonių nebūtų tai žiūrima tarsi, kad mes kažkokie nenuoširdūs, norim kažkokio savo reklamos ar nesidomim ir apsimetinėjom. Labai džiaugiuosi, kad būtent ir naujas fondas yra, jau tu sakei, 3 mėnesius. Rimanto Kaukėno, aš labai džiaugiuosi, kad ir sportininkai prisijungia ir jūsgi turite to sportinio azarto ir kantrybės daugiau. Tai aš labai linkiu visus darbus, visas idėjas įgyvendinti, užbaigti iki galo, nes tai labai svarbu. Nes kartais pradedi su tokiu ūpu, labai dideliu įsidėgymu, o po to kažkaip susiduria su realybė, su pinigų trūkumu, su kartais blogom kitų žmonių nuotaikom arba pesimizmu ir nusvyra rankos. Tai aš linkiu, kad kuo daugiau turėtumėt savanorių, kuo daugiau pasiektumėt savo tikslų ir kad vaikai mažiau sirgtų, aišku. Bet čia nuo mūsų gal priklauso. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie šios gražios akcijos.